Sveiki, ištikimieji YouTube kanalo rubrikos Europos pinigai žiūrovai. Sveikinu ir tuos, kurie prisijungė pirmąjį ar antrąjį kartą. Tikiuosi, kad šios dienos tema visus jūs sudomins. O ji yra apie svarbiausiai metinį Europos audito rūmų darbą, apie spalio 10 dieną mūsų paskelbtas ataskaitas, kuriuose pateikiami 2023 metų ES biudžeto ir ES plėtros fondų audito rezultatai. Esu šios metinės ataskaitos bendraautorė. Buvau atsakinga už vieną jos skyrių, kuris vadinasi Kaimyninės šalys ir pasaulis, o tai yra 7,9% arba 15,2 milijardo eurų ES biudžeto išlaidų. Dar priminsiu, kad esu Europos audito rūmų narė nuo 2022 metų lapkričio 16 dienos. Visi nariai, 27, esame pasiskirstę į 5 kolegijas, manoji vadinasi išorės ryšiai, saugumas ir teisingumas. Be darbo šioje kolegijoje turiu ir kitas svarbias pareigas. Esu audito kokybės kontrolės komiteto narė ir eidama šias pareigas privalau tikrinti, tą ir darau, antrosios kolegijos, kuri vadinasi investicijos augimui, sanglaudai ir įtraukčiai, atliekamų auditų, specialiųjų ataskaitų, nuomonių dėl ES naujai rengiamų teisės aktų, apžvalgų audito kokybę. Dabar trumpai jūsų dėmesį 2023 metų ES biudžetas skaičiais. Bet pirmiausia, nes žinau, kad jums svarbu. Kaip 2023 metais atrodė Lietuva? Kokios buvo mūsų valstybės įmokos į ES biudžetą ir išmokos iš jo? Taigi, neskaitant RRF lėšų, 2023 metais Lietuva iš ES biudžeto gavo 2,28 milijardus eurų. Apie 12% Lietuvos valstybės biudžeto, o Lietuvos įmokos į ES biudžetą sudarė 746 milijonus eurų. Tai yra, Lietuva gavo 3 kartus daugiau nei įmokėjo. Įskaičiavus RRF gautas lėšas 542 milijonus eurų, šis santykis tampa dar palankesnis. Išmokos Lietuvai viršyje įmokas 3,8 kartų. Grįžkime prie ES biudžeto. 2023 metais visos ES biudžeto pajamos sudarė 248,4 milijardo eurų. Didžiausią ES biudžeto pajamų dalį, 39,3% arba 97,7 milijardo eurų sudarė valstybių narių įnašai, kurios valstybės narės moka proporcingai šalių bendrosioms nacionalinėms pajamoms. Kiti biudžeto pajamų šaltiniai – tai valstybių narių surinktų pridėtinės vertės mokesčių pagrįsti įnašai, muitai ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekių pagrįsti įnašai. ES biudžeto pajamas sudarė ir lėšos pasiskolintos valstybėms narėms skirtai negrąžintinai finansiniai paramai pagal kitos kartos ES finansuoti. Tiek apie pajamas. ES biudžeto išlaidos. Jos 2023 metais sudarė 191,2 milijardo eurų. Lentelėje matote, kaip atrodo išlaidos pagal išlaidų kategorijas. Atkreipkite dėmesį, kad geriausiai finansuojamos buvo ES sanglaudos ir aplinkos politikos. Tuo tarpu saugumui ir gynybai teko mažiau nei 1% biudžeto išlaidų, tik 0,7%. Taigi, ką nustatėme? Bendri audito rezultatai. Dėl 2023 metų pajamų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo nuomonė teigiama. Dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo 2 atskiros nuomonės. Pirma, nuomonė dėl ES biudžeto išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo yra neigiama. O neigiama nuomonė reiškia, kad auditoriai nustatė plačiai paplitusių problemų, kad klaidų lygis buvo reikšmingas. Antra nuomonė dėl išlaidų pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę RRF teisėtumo ir tvarkingumo yra sąlyginė. Sąlyginė nuomonė reiškia, kad problemos, klaidos buvo nustatytos, tačiau jos nėra paplitusios. Koks buvo įvertintas klaidų lygis ES biudžeto išlaidose? Mūsų įvertintas 2023 metų
ES biudžeto išlaidų klaidų lygis buvo reikšmingas ir siekia 5,6%. Palyginti su ankstesniais metais jis akivaizdžiai padidėjo. 2022 jis siekia 4,2%, 2021 3%, o 2019 ir 2020 metais 2,7%. Ką šis klaidų lygis reiškia? Tai 2023 metais 8,2 milijardai eurų suma, kuri neturėjo būti išmokėta iš ES biudžeto, nes mūsų nuomonė ji nebuvo panaudota pagal ES ar nacionalinės taisyklės. Tarp tipinių klaidų yra mokėjimai reikalavimų neatitinkantiems paramos gavėjams ar projektams, arba mokėjimai perkant paslaugas ar prekes, arba investuojant atlikti neteisingai pritaikius viešųjų pirkimų taisyklės. Mes pabrėžiame, kad reikšmingą įvertinto klaidų lygio padidėjimą daugiausia lėmė sanglaudos išlaidų srityje nustatytos klaidos, kurios siekia net 9,3%. 2022 metais tai buvo 6,4%. Viena iš priežasčių – nacionalinėms administracijoms tenkantis spaudimas, kai stinga laiko išleisti pinigus iš konkuruojančių ES fondų. Dėl to joms sunku užtikrinti tinkamą sanglaudos projektų finansavimą. Dar viena problema, kurios negaliu nepaminėti, tai didėjanti ES skola ir jos sukeliamos problemos. 2023 metais negrąžintų ES pasiskolintų lėšų suma padidėjo daugiau kaip 30%. Tai yra, nominalioji vertė padidėjo iki daugiau nei 458,5 milijardo eurų. 110,5 milijardo eurų daugiau per 1 metus. 2023 metų pabaigoje ES turėjo 268,4 milijardo eurų nominaliosios vertės neapmokėtų ES obligacijų, skirtų kitos kartos ES paskoloms ir dotacijoms bei kitoms kitos kartos ES finansuojamoms programoms. Įgyvendindami kitos kartos ES, ES iki 2026 metų pabaigos dar gali pasiskolinti papildomą 443,6 milijardo eurų sumą. Vadinasi, iki 2026 metų kitos kartos ES skolinimasis gali padidėti daugiau nei dvigubai, o didžioji dalis grąžintinų sumų atidedamos būsimoms kartoms. Mielieji, labai norėčiau pateikti daugiau informacijos, tačiau šio įrašo formatas neleidžia to padaryti. Dėkui žiūrėjusiems. Parašykite man, jei norėtumėte gauti daugiau informacijos. Tiesa, daugiau informacijos galite rasti ir Europos audito rūmų tinklapyje. Iki kito pasimatymo.